Respublikinėje Panevėžio ligoninėje veiklą pradeda atsinaujinusi moderni ir šiuolaikiška mikrobiologijos laboratorija, atstovaujanti pažangiausią mikrobiologinių tyrimų infrastruktūrą, kuri leis ne tik tiksliau diagnozuoti ir gydyti pacientus, bet ir žengti didelį žingsnį mokslinių tyrimų srityje. Renovavę mikrobiologijos ir molekulinės laboratorijos, Panevėžio ligoninė baigė visą laboratorijų rekonstrukcijos procesą. Tai dabar visos laboratorijos, klinikinė, patologijos laboratorija, mikrobiologijos ir molekulinės laboratorijos yra renovuotos ir atitinka pačius aukščiausius Europos standartus. Tai reiškia, paprastai kalbant, šitoje laboratorijoje, kur mes randamės, gali būti tyrima pati pavojingiausia infekcija, kokia tik yra pasaulyje. Ir kitas išskirtinumas šitos laboratorijos yra tas, kad joje, kaip ir kitose laboratorijose Panevėžio ligoninės, procesai yra visi skaitmenizuoti. Nuo paėmimo kraujo iki atsakymo gavimo jau žmonės praktiškai nesikiša. Tai reiškia, visi procesai yra skaitmenizuoti, valdomi kompiuteriu ir kitas dalykas, kad visi duomenys yra sujungti su e-sveikatos sistema ir tiek pats užsakymas, tiek ir visi atsakymai keliauja atgal į sistemą. Išskirtinumas yra tos, kad mes mikrobiologijos laboratorijos perkelimą į e-sveikatos erdvę atlikome pirmieji. Ligoninės laboratorija, atitinkančia europinius standartus, įrengta moderni įranga ir profesionalių darbuotojų kolektyvas leis užtikrinti aukščiausios kokybės paslaugų teikimą Panevėžio regiono pacientams. Tikslai pagrindiniai - išskirti ligos sukėlėją, nustatyti infekciją, nustatyti jų sukėlėjo jautrumą antibiotikams. Ir trečias tikslas - epidemiologinis tikslas. Mūsų laboratorija įsidegė kartu su renovacija, tai mikroorganizmų identifikacija. Mes galim nustatyti apie 4000 mikroorganizmų rūšių su masių spektrometrijos metodu. Paprastam pacientui sumažėja tikimybė blogų tyrimų ir pagerėja atsakymų kokybė. Tai reiškia, tai yra naujas žingsnis diagnostikoje Panevėžio krašte. Dabar visi duomenys keliauja automatizuotai, atsakymų gavimo laikas sutrumpėja maždaug iki pusvalandžio. Tai tokios yra naudos yra mūsų pacientams. Panevėžio ligoninės mikrobiologijos laboratorijoje per metus atliekama virš 122 000 įvairių tyrimų. Dar vienas išskirtinumas, tas jūs jau žinot, prieš kurį laiką mes atidarėme pneumopašto sistemą, tai ta pneumopašto sistema įjungia visas laboratorijas, visas iki vienos ir skyriams jau nebereikia vaikščioti. Visos šitos laboratorijos per dieną atlieka apie 2000 tyrimų. Tai įsivaizduojat, kiek reikėjo suvaikščioti žmonėm, kad nuneštų tuos tyrimus. Tai, kad būtų paprasčiau įsivaizduoti, tai vidutinis ėjimas yra maždaug apie 500 metrų. Tai padauginkite iš 2000 ir gausit atsakymą, kiek žmonės turėdavo to kojinio darbą įdėti, kad laboratorija atliktų tyrimą. Panevėžio ligoninės mikrobiologijos laboratorija atitinka trečią saugumo lygį, tai yra joje galima tirti pačią pavojingiausią infekciją, o tyrimų spektras pilnas. Taip pat joje yra viskas, ko reikia šiuolaikinėms mikrobiologijos ir molekulinėms laboratorijoms. Daugumoje yra nauja aparatūra, finansavimo šaltinis yra ES fondai, kurie buvo skirti būtent COVID diagnostikai, tuberkuliozės diagnostikai. Čia yra iš šito fondo gauti pinigai ir jie būtent investuoti į laboratorijos atnaujinimą. Kaina yra apie 800 000 eurų. Pagrindinė išlaidų brangumą sudarė tas, kad čia yra taip vadinami naujausi HEPA filtrai, kurie padaro neigiamą slėgį ir jeigu yra kažkoks nepageidaujamas užkratas, jis nelieka patalpose, yra ištraukiamas. Čia, kur mes randamės, yra neigiamas slėgis ir viskas išeina į sistemą ir nebijokit, kvėpokit ramiai, nepaveiks jūsų, nes nespės ištraukta viską. Ir viską tas valdoma yra kompiuterių ir robotų pagalba.